Tai va, apžiūrėsime vairuotojo kabiną ir mano namus. Turime kabiną, turime iš vienos pusės ir iš kitos pusės dėžę, kur susidedam daiktus. Čia matau svogūnai, bulvė, sultis, dujų balionas. Visokiai. Ką daro vairuotojas įlipdamas į kabiną? Kaip į namus, mes neiname su batais. Esame viduje. Matote, viduj pas mus yra viskas paklota papildomai, gražu. Ką turime? Vairas, kabina, viskas tvarkoj. Turime dėžės, kur susidedam daiktus. Čia yra tokie kaip buitiniai, dokumentai. Čia turime tualetinį popierių. Čia vėlgi yra dokumentai. Turime krūvą pakrovėjų, nes reikia krauti ir planšetės ir panašiai. Turime tą multivarką, kur pasidaryti valgyti. Sergėjau, parodyk. Turime įsivirę sriubos. Pasidėję to jau valgysime. Taip mes džiauname daiktus. Va, buvau į dušą nuėjęs ir pamiršęs rankšluostį, tai su marškinėliais nusivaliau. O ką turime čia? Čia irgi turime tokias dėžės, kur susidedam daiktus. Čia yra Sergėjaus rūbai, neatidarysiu. Va, galime kabinoje išjungti šviesą, įjungti šviesą. Kas yra labai svarbu, čia yra šildymas. Mes reguliuojame šildymą, kad kabinoje būtų šilta. Kur yra pagrindiniai mūsų daiktai ir maistas? Va, čia turime visą turtą, visą maistą susidėję, kurį vežamės. Ir turime šaldytuvą, kur turime grietinę, pieną, mėsą, šaldiklis, šaldytuvas. Viskas yra tikrai aukščiausiam lygiai, vietos pakankama. Tai apačioj miegu aš, čia truputį ilgesnė lova ir platesnė, viršui miega Sergėjus. Vakare žiūrime filmą, per planšetę žiūrime filmą, kalbamės, bendraujam, užuolaidėlę susitraukę. Žodžiu, toks pusiau kemperis, tai tikrai viskas yra patogu.